Sveiki, aš esu Tautvydas ir šiandien padėsiu Jums susipažinti su A kategorijos praktikos egzamino eiga regitroje. Šiuo trumpu vaizdo įrašu papasakosiu, kaip užsiregistruoti į egzaminą, kaip tinkamai jam pasiruošti ir ką verta žinoti prieš atvykstant laikyti jį. Tikiu, jog pažiūrėję šį vaizdo įrašą jūs jausitės ramesni, o egzamino dieną jums nebereikės jaudintis, jog kažką pamiršote. Pradėkime. Kad į egzaminą atvyktumėte susipažinę su jo eiga, o taip pat jaustumėtės užtikrinti savo jėgomis, štai jums keletas naudingų patarimų. Žinoma, pirmiausia būtina išlaikyti A kategorijos teorijos egzaminą, tik tuomet galima registruotis praktikos egzaminui. Registruotis praktikos egzaminui galima internetu, apsilankę regitra.lt ir puslapio viršuje pasirinkę skiltį paslaugos. Tuomet egzaminai prisijungti galėsite per elektroninius valdžios vartus. Prisijungę pasirinkite registruotis laikyti praktikos egzaminą. Toliau reikės pasirinkti pageidaujamą kategoriją, o puslapio apačioje paspausti tęsti. Kitame žingsnyje pasirinkite padalinį, kuriame norėsite laikyti egzaminą, bei nurodykite, ar egzaminą laikysite su savo ar su regitros transporto priemonė. Tuomet pasirinkite jums patogią egzamino datą ir laiką, bei dar kartą spauskite tęsti. Pabaigoje patikrinkite, ar visa nurodyta informacija, egzamino data, laikas ir padalinys yra teisinga ir paspauskite registruotis. Netrukus lauksite pranešimo apie patvirtinimą, belieka tik ramiai laukti savo egzamino datos. Patariame į egzaminą atvykti bent pusvalandžio anksčiau. Su savimi būtinai turėkite asmens tapatybės dokumentą. Atvykus laikyti A praktikos egzaminą, pirmiausia kliento aptarnavimo salėje pasiimkite eilės numerį. Paprašys pateikti asmens tapatybės dokumentą bei užpildyti prašymą. Likus 5-10 minučių iki egzamino pradžios pasiruoškite egzaminui. Apsirenkite tinkamą aprangą ir užsidėkite apsaugas. Atvykę į egzaminų aikštelę palaukite egzaminuotojo. Jūs pasitikęs egzaminuotojas palydės iki kur galite saugiai pasidėti asmeninius daiktus bei atsisėsti. Jei egzaminą laikote su mūsų motociklu, egzaminuotojas jūs palydės prie paskirto motociklo ir jei reikės trumpai supažindinti su jo valdymu. Egzaminuotojas supažindins jūs su egzamino eiga ir paaiškins, kaip jis vyks. Taip pat bus patikrinta jūsų tapatybė, todėl turėkite paruoštą asmens tapatybės dokumentą. Išlipus iš transporto priemonės, egzaminuotojas kartu su jumis prieis prie motociklo, atidžiai klausykite nurodymų ir jei kyla klausimų, drąsiai juos užduokite. Prieš pradedant egzaminą, egzaminuotojas sutikrins, ar visos jūsų aprangos detalės atitinka nustatytus saugumo reikalavimus. Įsitikinkite, kad dėvite visą privalomą motociklininko aprangą ir yra tinkamai užsegta. Saugos šalmas, alkūnių kelių ir pečių apsaugos, pirštinės batai. Svarbu, be tinkamų apsaugų egzaminą laikyti negalėsite. Tinkama apranga laikoma ta, kuri skirta apsaugoti motociklininką važiuojant asfalto ar betono danga. Šalmas. Motociklininkui skirtas sertifikuotas saugos šalmas su integruota akių apsauga arba motociklininko akiniais. Alkūnių, kelių ir pečių apsaugos, odinės, tekstilinės arba trinčiai atsparę medžiagą, sustiprintos džinsinės kelnės bei striukė su integruotomis alkūnių, kelių bei pečių apsaugomis. Pirštinės, trinčiai atsparios, delnus, krumplius saugančios bei plaštako uždengiančios pirštinės. Batai motociklininkui skirti atsparūs trinčiai propjovimui kietų padų batai. Važiuojant mažu greičiu, egzaminų aikštelėje šalmo stiklą galima šiek tiek praverti, kad būtų galima geriau matyti egzamino metu. Egzamino metu taip pat turėkite įkrautą mobilųjį telefoną ir laisvų rankų įrangą ausines. Taip pat vilkėkite ryškią spalvę liemenę su šviesą atspindžiančiais elementais, jei jų nėra jūsų aprangoje. Egzaminuotojas taip pat užduos 3 patikrinimo prieš važiavimo klausimus. Visus juos galite rasti regitra.lt egzaminų skiltyje skirtoje motociklininkams. Atsakiusių klausimus bus atliekami specialiai manevrai aikštelėje. A kategorijos egzaminas susideda iš patikrinamųjų klausimų, specialiųjų manevrų aikštelėje, važiavimo eisme ne mažiau kaip 25 minutės. A kategorijos motociklo specialiai manevrai egzaminuose skirti patikrinti, ar vairuotojas geba saugiai ir tiksliai valdyti motociklą mažo greičio ribotos erdvės situacijas.
Egzamino metu atliekami tokie manevrai kaip važiavimas lėtu greičiu, balanso išlaikymas, gyvatėlė tarp kūgių, apsisukimas ribotoje erdvėje, važiavimas siauru koridorium, greičio didinimas ir stabdymas bei avarinis stabdymas. Šie pratimai leidžia vertinti jūsų koordinaciją, motociklo kontrolę ir gebėjimą saugiai reaguoti į skirtingas situacijas. Egzaminas yra filmuojamas. Ką turite žinoti apie klaidas? Jos yra 3 tipų – kritinės, nekritinės ir specifinės pasikartojančios. Kritinėmis klaidomis laikomos tokios situacijos, kurios gali sukelti grėsmę savo arba kitiems eismo dalyviams. Nekritinės klaidos – tai tokios klaidos, kai jūsų vairavimas nekelia grėsmės kitiems, netrukdo valdyti motociklo, tačiau matoma, jog jūsų vairavimo įgūdžiai nėra pakankamai geri. Specifinės pasikartojančios – tai 6 nekritinės klaidos, kuomet tą patį klaidingą veiksmą pakartojate kelis kartus, bet nesukeliate pavojaus kitiems eismo dalyviams. Visus vertimo kriterijus rasite mūsų svetainėje polapyje egzaminai. A kategorijos egzamine verta atkreipti dėmesį į kelis esminius dalykus. Pirmiausia, motociklo kontrolė mažų greičių, ypač atliekant manevrus ribotoje erdvėje. Atliekant 8-ukės manevrą labai svarbu tinkamai nukreipti žvilgsnį, žiūrėkite ne į priekinį ratą ar kliūtį, o į tą vietą, kur norite nukreipti motociklą. Trečia, stabilumas atliekant manevrus. Staigūs judesiai, per didelis skubėjimas ar įtampa dažnai lemia klaidas. Jei egzamino metu nepadarėte kritinės klaidos, pasikartojančių klaidų ar 9 nekritinių klaidų, egzaminas laikomas išlaikytų. Sveikiname! Pasibaigus egzaminui egzaminuotojas aptars, kas jums sekėsi gerai ir kokius įgūdžius dar reikėtų patobulinti. Jeigu egzaminą išlaikyti nepavyko, nenusiminkite. Pakartotinį praktikos egzaminą galite laikyti ne anksčiau kaip po 7 dienų. Išlaikius egzaminą kviečiame užsakyti vairuotojo pažymėjimą. Tai galite padaryti internetu, jei gyventojų registre yra nesenesnė kaip 5 metų galiojanti jūsų nuotrauka. Ji bus naudojama vairuotojo pažymėjimui. Jei tokios nuotraukos neturite, nusifotografuoti vairuotojo pažymėjimui galite regitros padalinyje. Norėdami užsakyti vairuotojo pažymėjimą internetu, pirmiausia apsilankykite regitros savitarnoje e-regitra.lt ir pasirinkite užsakyti vairuotojo pažymėjimą, bei prisijunkite naudodamiesi elektroninėmis atpažinties priemonėmis. Prisijungę pasirinkite užsakyti vairuotojo pažymėjimą ir užpildykite pasirinkimus. Nurodykite pageidaujamą išdavimo trukmę – per 1 darbo dieną, per 5 ar 15 darbo dienų. Ir pagal jūsų pasirinkimą sistema pasiūlys galimus pristatymo variantus. Priklausomai nuo išdavimo trukmės pasirinkite, kaip pageidaujate atsiimti pagamintą vairuotojo pažymėjimą. Pristatant tiesiai jūsų namus, siuntų savitarnos terminale regitros padalinyje. Pasirinkus pristatymo paslaugą, dėl pristatymo su jumis susisieks kurjeris. Belieka luktelti dar kelias dienas ir pasveikinti save, prisijungus prie kelių 10 000 Lietuvos motociklininkų bendruomenės. Susitiksime kelyje.